Seniai, labai seniai, toli nuo Lietuvos, kartą gyveno toks ponas. Ir nusprendė ponas paklajoti po pasaulį. Beklajodamas po pasaulį, ponas užklydo į Lietuvą ir pamatė labai gražią upę. Ir dar gražesnius slėnius ir klonius. Ir nusprendė ponas pastatyti miestą, per kurio vidurį tekėtų ta upė. Tarnas, naktį negalėdamas užmigti, išėjo nusimaudyti į tą upę. Ir besimaudydamas pamatė neapsakomo grožio vėžį. Tarnas pradėjo šaukti: Panevėžys, Panevėžys, Panevėžys. Ponas atbėgo prie upės ir pamatė tą gražųjį vėžį. Ir nusprendė ponas to vėžio garbei pavadinti miestą. Ir miestą pavadino Panevėžys. Bet daugiau kaip prieš 600 metų prie Nevėžio kelių sankryžoje buvo sena gyvenvietė, kuri vadinosi Senamiestis. Kunigaikštis Kęstutis mūsų šalies laisvę gynė nuo kalavijuočių. Vokietis Hermanas iš Vartbergės aprašė kalavijuočių žygius Lietuvoje ir užpultas gyvenvietės. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras savo 1503 metų rašte nurodė Senamiesčio gyvenvietėje ant aukšto Nevėžio kranto pastatyti bažnyčią. 1507 metais ir buvo pastatyta pirmoji Senamiesčio Dievo motinos bažnyčia. Pastačius Senamiestyje bažnyčią, kitoje upės pusėje, prie valdovo Skaistakalnio dvaro, pradėjo augti miestelis, pasivadinęs Panevėžio vardu. Taip atsirado mūsų miestas Panevėžys. Senamiestis tapo Panevėžio senamiesčiu. Pirmoji bažnyčia sunyko ir 1629 metais toje pačioje vietoje pastatyta nauja, gražesnė ir didesnė antroji Senamiesčio Dievo motinos bažnyčia. Prie jos veikė parapijinė mokykla, ilgą laiką vienintelė Panevėžyje. Bažnyčios šventoriuje kelis šimtus metų veikė pirmosios Panevėžio kapinės. Netekusi bažnyčios ir mokyklos, neauganti senoji Senamiesčio gyvenvietė Panevėžiui nebeturėjo reikšmės. Tai buvo Panevėžio užmiestis, Senamiesčio kaimas. Po Pirmo pasaulinio karo Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, prie Panevėžio esančios gyvenvietės buvo įjungtos į miesto sudėtį. Senamiestis antrą kartą istorijoje tapo Panevėžio dalimi ir buvo pavadintas Senamiesčio gatve. Kai 1990 metais buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, pradėta daugiau domėtis savo krašto istoriją. Grupė senųjų ir naujųjų Senamiesčio gatvės gyventojų ėmėsi gaivinti senosios Senamiesčio gyvenvietės praeitį.
Senamiestiečiai 2002 metais sukūrė savo vėliavą. 2003 metais buvusio senamiesčio centre senamiestiečių iniciatyva pastatytas paminklas su iškaltu Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus 1503 metų rašto tekstu. 2007 metais bendruomenės Senamiestietis iniciatyva pastatytas paminklinis informacinis akmuo, išleista knyga pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija, o laikraštis Respublika Panevėžio bendruomenę Senamiestietis 2009 metų konkurse įvertino kaip nacionalinę vertybę. Štai tokia istorija apie Panevėžį ir Senamiesčio gatvę.